Sveiki vaikinai, pažiūrėkite, kas vyksta per televizorių. Skubios naujienos, stebite tiesioginės policijos gaudynes. Persekiodami atrodo policijos gyvagoną, o dieve. Tai tikros policijos gaudinės. Taip, policijos automobiliai vejasi kitą policijos automobilį. Ką? Morau, šis policijos automobilis yra G-Wagon. Panašu, kad nusikaltėlis bando pabėgti. Ir taip, jis pabėgo į vietinį mišką. Vietiniai kaimo gyventojai lengvai gali pabandyti surasti policijos G-Wagon vietinėme miške už didelį atlygį. Ne. Nusikaltėlis? Jo nebėra. Ne. Policijos G-Wagon paslėptas kažkur miške. Taigi dabar jo rasti neįmanoma. Negali būti. Apie ką tu kalbi? Ar girdėjai ką nors apie atlygį? Mes galime rasti apleistą G-klasės visureigį, policijos G-klasės visureigį kažkur miške ir už tai galime gauti atlygį. Bet Slaviau, tai policijos automobilis, tai nelegalu. Tai nelegalus policijos automobilis? Arba, nežinau, man tai nerūpi, noriu atlygio. Mes jį surasime, einam. Ne, Slaviau, tai gali būti pavojinga. Nusikaltėlis gali turėti ginklą. Einam. Gerai, sek paskui mane. Čia yra kelias, kuriame matėme persekiojimą. Taip, atrodo, kad taip. Taip. Mes tai matėme iš viršaus. Iš sraigtasparnio. Taigi, policijos G-vagonas važiavo būtent ten. Ir jis nuvažiavo kažkur į mišką, tiesa? Bet Slaviau, jei policija negali jo rasti, kodėl manai, kad tu sugebėsi jį rasti? Nes mes esame vietiniai. Mes žinome daugiau nei federalinė policija, supranti? Taigi, manau, kad G-vagonas pasuktų kažkur ten, arba galbūt ten į mišką. Kodėl taip manai? Turiu nuojautą. Nežinau. Eikime į mišką. Nenoriu niekur eiti, Slaviau, tai pavojinga, eikime. Eikime. Pirmyn. Aleksai, eikime. Čia yra įėjimas į mišką. Taip, čia tiek daug purvo. Dieve mano, aš slystu. Būk atsargus. Taip, gali nuslysti nuo kalno. Iš tikrųjų, čia yra tinkama vieta. Mes judame teisinga kryptimi, nes tik kažkoks visureigis gali pravažiuoti šiuo keliu, tiesa? Taip, paprasta mašina nepravažiuot. Taigi, policijos G-Wagon iš tikrųjų yra visureigis. Mes einame teisinga kryptimi. Taigi tai galėtų būti priežastis, kodėl. Policija prarado šį G-Wagoną, nes jie nėra visureigiai, o G-Wagonan yra visureigis. Būk atsargus, taip, čia visur daug purvo. Eikime šiuo keliu ir eikime giliau. Į tą mišką. Dieve mano, man tai baisu. Nusiramink. Negaliu. Taip, taigi kelias veda kažkur į niekur, nes mes praradome kryptį, praradome taką. Taip, mes pasiklydome. Ir kaip tu žinai, kur eiti? Tai nebuvo užfiksuota vaizdo įraše. Nusiramink, viskas gerai. Paliktas D-klasės visureigis turi būti kažkur netoliese. Žinai? Aš tai jaučiu. Esu tikras, kad šiandien rasime paliktą policijos G-klasės visureigį. Jis turi būti kažkur netoliese. Jis turi būti kažkur šio laukinio miško viduje. Taip, šis miškas yra toks šiurpus. O kas, jei mes rasime ne nusikaltėlį, o kažką kitą? Nusiramink. Aleksai, čia saugu. Čia tikrai turi būti saugu ieškoti. Mes tikrai rasime pabaisą. Užsičiaupk, einam. Aš beveik tikras, kad einame teisingų keliu. Mes negalėjome tiesiog prarasti to G-klasės visureigio, kurio ieškome. Jis turi būti kažkur netoliese. Kas tai? Pažiūrėk į tą medį. Ei, Aleksai, ateik čia. Matai? Tai atrodo kaip dalis nuo G-klasės. Tai tarsi oro filtras ar kažkas panašaus. Tai automobilio dalis. Negali būti. Tai šiukšliadėžė. Mes galime ten mesti šiukšlės. Apie ką tu kalbi? Ar tu išprotėjai? Ei, kas tai? Ei, tai dar viena automobilio dalis. Tarsi oro kompresorius ar kažkas panašaus. Pažiūrėk į šią žarną, gerai? Dabar esu tikras, kad judame teisinga kryptimi. Tai yra G-klasės automobilio dalis. Abejoju tuo. Galbūt tai automobilio dalis. Vaikinai, pažiūrėkite čia. Čia yra Audi ženklas. Audi? Ar tikrai? Negali būti. Mes ieškome Mercedesas G-klasės. Taigi būkime atidesni, einame teisingų keliu. Galbūt ši atsarginė dalis. Galbūt gali panaudoti ką nors iš Audi Mercedes viduje. Kodėlgi ne? Čia dar vienas metalinis daiktas. Tai tikrai G-klasės automobilio dalis. Tiesa, vaikinai? Bet kodėl visos šios dalys yra išimtos iš automobilio? Nes šis vaikinas važiavo beprotiškai. Visos dalys byrėjo. Viskas buvo išardyta į gabalus. Štai kodėl.
Turiu omenyje, mes einame teisinga kryptimi. Ir pažiūrėk kodėl. Oho, tai yra amerikietiška numerio lentelė. Turiu omenyje numerio ženklas, valstybinis numeris, registracijos numeris. Taip, tai buvo uždėta ant G klasės ir taip pat nukrito. Tai amerikietiškas numeris, o mes nesame Amerikoje. Bet tai buvo policijos G klasė. Taigi manau, kad tokio tipo policijos automobiliai naudojami Amerikoje. Galiu taip manyti, ar ne? Vaikinai. Parašykite komentaruose, ką manote. Koks yra tipiškas amerikietiškas policijos automobilis? Ar jis atrodo taip, ar kitaip? Taigi, jei esate ekspertas, parašykite komentaruose. Ir šiaip, žiūrėkite, tai dar viena užuomina mano tyrime. Ir tai yra 100% tiesa. Tai tikrai automobilio dalis. Vaikinai, tai dalis nuo policijos sirenos. Dabar jūs manimi tikite, tiesa? Apie ką tu kalbi? Čia vien plastikinis šlamštas. Ne, tai ne plastikinės šiukšlės. Tai visi šie dalykai yra užuominos mano tyrime. Ei! Pažiūrėk. Pažiūrėk ten. Už medžių. O dieve vyrai, tai neįtikėtina, pažiūrėkite, tai tikras apleistas G klasės visureigis, policijos G klasės visureigis. Kiek laiko jis čia stovi? Taigi visa ši informacija iš naujienų yra tikra, tai nemelas. Aš jums sakiau. Dabar galime pabandyti jį visiškai atstatyti, suremontuoti, užvesti žinoma ir galime gauti už tai atlygį. Taip, tai gali būti tiesa, bet tu jau galvoji apie jo atstatymą. Tai pavojinga, tai nelegalu ir galbūt banditai yra netoliese. Taip, tu teisus, taigi turime šiek tiek paskubėti. Bet pažiūrėk, čia ant automobilio variklio dangčio parašyta policija. Oho, kaip šaunu. Ir atrodo, kad jis čia stovi neilgai, akivaizdu, nes atrodo, kad atsitrenkė į medį ar mažą krūmą ar kažką panašaus. Jis čia stovėjo kelias dienas ar kažką panašaus, kol policija jo ieškojo. O dieve, pažiūrėk į šią drėgmę ir tą sireną. Žiūrėk, tai šaka, maža šaka tiesiai sirenoje. Todėl anksčiau radome sulūžusio plastiko. Taip, tu buvai teisus. Taip, dabar viskas stoja į savo vietas. Tai tikrai apleistas G klasės visureigis. Tiesiog pažiūrėk vidun. Oho, jis toks purvinas ir taip stipriai sugadintas. Tai neįtikėtina, tai tikras. Policijos ženklas čia. Čia parašyta policija. O dieve, šaunu, bet vis dar yra paslaptis ir tu teisus. Taigi, galbūt kažkas pavogė tikrąjį originalų policijos G klasės visureigį. Ir kažkam tiesiog reikėjo jį paslėpti nuo policijos, tiesa? Bet mes jį radome. Bet tik pagalvok, jei šis vaikinas pavogė policijos automobilį ir niekas jo nerado, tik įsivaizduok, ką jis galėtų padaryti mums, jei mus surastų. Man tai nerūpi. Pažiūrėk, kokie galingi šie ratai. Tai iš tikrųjų labai retas dalykas. Pažiūrėk, kaip gražiai šis G-Wagon atrodo iš galo, tiesa? Gal reikėtų pabandyti jį atidaryti ir pažiūrėti? O dieve, pažiūrėk. Tik pažiūrėk. Tai taip gražu. Tai taip, gerai, viduje yra tikri antrankiai. Tai iš tikrųjų įrodo, tai tikras policijos G-Wagonas. Faina. Slavai, nemanau, kad gera idėja palikti savo pirštų atspaudus ant šito. Nagi, viskas gerai, už tą daiktą yra atlygis. Ei, palauk, ar turi raktą nuo jo? Raktą? Taigi tu žinai, kas aš esu. Aš tik bandau. Kodėl aš, Slaviau? Aš čia ne auka. Taip, bet jūs galite būti kažkaip susijęs su to G-Wagon vagyste. Aš? Taip, bet aš tik jūs pervežiau. Kaip tai? Dabar jūs esate įtariamasis. Kodėl aš, vyrai? Taigi... Manau, galiu pargabenti tą policijos Gelendvageną ir įtariamąjį į policijos nuovadą ir galbūt gausiu dvigubą atlygį. Maniau, kad mes draugai, Slaviau. Ką tu darai? Au! O dieve, pažiūrėk, kaip stipriai jisai apgadintas. Iš tikrųjų, atrodo, kad šiuose duryse yra kulkų skylių. Ir taip pat atrodo, kad kažkas jį apgadino. Bet tai logiška, nes čia buvo gaudynės, tiesa? Taigi, galbūt kiti policijos automobiliai trenkėsi į tą daiktą, tiesa? Taip, šios gaudynės atrodo tikrai sunkus ir galbūt čia buvo susišaudymas. Be abejo, tai buvo čia. Bet pažiūrėk, o dieve, pažiūrėk.
Tu buvai teisus dėl susišaudimo. Tai tikras ginklas, vaikinai. Ir jis gana pavojingas. Bet tu esi išprotėjęs, ką tu darai? Neliesk šio ginklo. Nusiramink. Viskas gerai. Taip. Atrodo, kad užstrigo. Pažiūrėk, jis atrodo gana senas ir purvinas, kaip ir G klasės visureigis. Manau, kad sulūžęs ginklas ir yra priežastis, kodėl šis automobilių vagis nutraukė gaudines ir nusprendė tiesiog paslėpti šį automobilį kažkur čia, miške. Bet atidarykime jį ir pažiūrėkime, kas dar yra viduje. Brangioji, man skauda riešus. Prašau, nuimk tai nuo manęs. Aš bandau surasti raktą. Nusiramink. Kodėl tu iš viso tai uždėjai ant manęs? Aš tiesiog bandžiau sužinoti, ar tai tikra ar ne. Tai tikras G vagonas. Niekada anksčiau nemačiau nieko panašaus. Tai Atrodo, taip. Keista. Ir taip malonu tuo pačiu metu. Tuo pačiu. Laiku. Vaikinai, pažiūrėkite. Atrodo, kad tai yra vaizdo registratorius. Taigi, vaikinai, surinkime 10 000 patiktukų po šiuo vaizdo įrašu ir aš parodysiu, kas yra tame vaizdo įraše. Kaip atrodė persekiojimas iš pirmojo asmens perspektyvos? Kaip viskas prasidėjo ir kaip šis apleistas sunkvežimis G-Wagon tapo apleistas? Taigi paspauskite patiktuką ir prenumeruokite mūsų kanalą, jei vis dar žiūrite. Daug veiklos, daugiau turinio. Ne, ką? Man jau atsibodo visą tai. Aš tau duosiu 10 000. Ne. Au, ką tu darai? Nedelsiant patrauk tai nuo manęs. Nusiramink, viskas gerai, aš pabandysiu surasti tau raktus. Iš tikrųjų, tai jau ne pirmas kartas. Tu radai dar vieną policijos įrangą, tiesa? Ir viduje yra daug policijos daiktų. Jei man netrukdysi, pabandysiu surasti tau raktus, gerai? Daryk greičiau. Stengiuosi. Čia yra kažkokie dokumentai, kažkoks žemėlapis ar kažkas panašaus. Daugiau dokumentų ir daugiau daiktų čia. Tai dar vienas įrodymas, kad šis automobilis yra iš Jungtinių valstijų. Čia matome vėliavą ir numerio ženklą, patvirtintą modelį ir kitus dalykus. Taigi tai tikras, legalus policijos automobilis. Taigi kažkas jį pavogė be jokios priežasties. Nežinau kodėl. Slavai, nemanau, kad tai gera idėja. Mus gali čia suimti. Ne. Mes jį gražinsime ir gausime atlygį. Nusiramink. Viskas bus gerai. Jie nesuprast. Yra daug įvairių dalykų, beje, aš radau kūkų tuteles. Atrodo tai gana pavojinga, ar ne? Čia buvo susišaudimas, Slaviau. Padėk tai. Neliesk, nepalik savo piršto atspaudų. Taip, tikrai. Manau, kad automobilių vagis vogė tą automobilį taip, lyg būtų įvykęs banko apiplėšimas, pavyzdžiui, ar ne? Po to, kai automobilių vagis pavogė pinigus, jis turėjo vienintelę galimybę – pavogdamas tą policijos automobilį sukelti gaudines. Taigi jis taip greitai išvažiavo iš to apleisto policijos G klasės visureigio, tiesa? Štai kodėl mes gavome tuos šovinių tūtas viduje. Stufai, galbūt tai tiesa, bet prašau, būk atsargus su šio ginklo gaiduku. Gerai, kaip sakai? Bet pagaliau turiu gerų naujienų. Yra raktų pakabukas, taigi leisk. Man atidaryti tavo. Antrankius. Dabar turime gražią antrankių porą. Taigi manau, kad dabar pats laikas pabandyti užvesti ir pavairuoti šį apleistą G klasės automobilį. Policijos G klasės automobilį, tiesa? Turime atidaryti automobilio variklio dangtį ir pažiūrėti, kas viduje. Štai taip. Taip. Žiūrėk, šis variklis atrodo šiek tiek pavargęs. Tikiuosi tik šiek tiek. Pažiūrėkime, ką turime čia ir užvesk jį, gerai? Deja, neturiu jokių įrankių su savimi, bet turime užvesti šį variklį ir kuo greičiau palikti šį mišką. Nes gali ateiti banditai. Ne, nes turime kuo greičiau gauti savo atlygį. Stufai, nemanau, kad policija supras, kodėl radai šią mašiną ir kodėl nusprendė juos atvesti prie šios mašinos. Turiu omenyje. Bet aš tikras, kad jie mums duos atlygį. Dėl to esu tikras. Niekada anksčiau nemačiau tokio variklio. Todėl man reikia šiek tiek laiko su juo padirbėti ir pabandyti jį atkurti. Aš vis dar manau, kad turime paskubėti. Užsičiaupk. Aš ties tuo dirbu. Kažkas negerai su kuro siurbliu. Manau, turime elektros problemą. Žiūrėkite, vaikinai. Štai čia. O dabar galime turėti uždegimą. Pabandykime užvesti variklį. Manau, mūsų pagrindinė problema ta, kad galime atsidurti už grotų. Negali būti. Oho, pažiūrėk, kaip prabangiai atrodo. Tai vairuotojo sėdynė.
Taip, tokia prabangi ir graži. Man labai patinka. Gerai, pabandykime užvesti variklį. Kur buvo raktai? Taip. Štai raktai. Taigi, pabandykime užvesti ir važiuoti. Pirmyn. Beveik pavyko. Kažkas negerai. Manau, turi dirbti. Su kūro siurbliu turiu padirbėti. Bet vis tiek, variklis sukasi, taigi jis neužstrigęs. Tai jau geras ženklas. Taigi galime išgelbėti šį apleistą G klasės visureigį. Taigi tęskime darbą su kūro siurbliu, tai čia tie kūro reikalai. Ne. Galbūt šitas? Stop. O kas jei variklį per šį susišaudimą būtų pataikiusi kulka? Tai galėtų būti tikroji problema. Vis dar manau, kad galime tai sutaisyti. Kodėl tu visada toks tikras? Aš esu automobilių ekspertas. Tai mano profesija. Aš visada žinau, ką darau. Nesijaudink dėl to. Čia yra kūro siurblys ir manau, kad jį patobulinsiu kaip... 2 ar 3 sekundėmis. Manau, kad mes visiškai atkursime šį apleistą policijos G klasės visureigį ir jis bus tikrai puikus. Jei neklystu, viską padariau teisingai. Ir dabar ši kuro pompa yra sutvarkyta. Manau, laikas ją išbandyti. Einam. Stok, nepamiršk, kad turi gražinti G klasės visureigį į policijos nuovadą. Taip, bet pirmiausia, manau, turime jį nuplauti ir panašiai, tiesa, kad viskas būtų gerai. Na taip, aš tai padarysiu. Manau, tai padarys gerą įspūdį policijai. Taip, dabar turime pabandyti jį užvesti ir pavažiuoti. Tada galbūt restauracija ir kiti dalykai. Taip. Iš tikrųjų, šis policijos G klasės visureigis yra toks purvinas, čia tiek daug išmatų, tiek daug lapų. Ir kitokių šiukšlių. Tai kodėl iš čia? Visiškai neįsivaizduoju. Pabandykime dabar. Dabar turime elektrą ir atrodo, kad viskas veikia. Taip, mes jau viduje. Taip, puiku. Puikus darbas. Dabar laikas keliauti į bazę. Tad eikime, palikime šį mišką dabar. Išeikime iš šio miško. O dieve, šis G klasės visureigis toks kietas. Būk atsargus važiuodamas tarp medžių. Gerai, manau, turime važiuoti tą kryptimį. Iš tikrųjų yra viena problema. Kokia? Ši mašina labai graži ir šauni, bet atrodo, kad ji šiek tiek sugedusi. Taip, mes neturime 4 varančiųjų ratų pavaros, mes važiuojame tik su... Galiniais ratais? Tai nėra taip pritaikyta bekeliams, kaip galėtų būti. Žiūrėk, turime pabandyti. Peršok tą daiktą. Tai gana sunku. Bet mes bandysime tai padaryti. Einam. Eik greičiau. Taip, mes tai padarėme. Puiku. Taigi turime judėti toliau. Gerai. Puiku. Tu tiesiog pjauni medžius. Oho. Taip, tai gana sunku. Gerai, būkime su tuo atsargus. O dieve. Ten yra medis. Taip, mes atsitrenkėme į medį. Manau, turime pabandyti jį pervažiuoti. Taip, jis didelis. Taigi, 1, 2, 3, pirmyn. Manau, turiu pridėti daugiau galios, kad peršokčiau per jį. Na, pirmyn. Taip. Ei, mes tai padarėme, tiesa? Turime problemą. Sirena nukrito. O dieve. Taip, pakelk sireną, mums jos nereikia. Mums tikrai jos reikia. Na, imk ją. O dieve, turime ištrūkti iš šio miško ir eiti į policijos nuovadą arba į bazę, o ne kelti nuo stogo policijos sireną, kurios mums tikrai reikia. Pakelk ją dabar. Mums tikrai reikia to daikto, nes mes ketiname atstatyti šį policijos G klasės visureigį. O kaip tai įmanoma be sirenos, tiesa? Na. Štai, gerai, Slaviau. Dabar mes pasiruošę važiuoti. Taip, mums vis dar reikia judėti kažkur miške. Eikime toliau. Gerai, čia būkite labai atsargus. Eime, nereikia sustoti. Turime važiuoti pamažu. Taip. Taigi, tik nieko svarbaus nesulaužykime. O dieve. Taigi mes čia tiesiog blaškomės, važiuojame taip ir anaip. Turime būti labai atsargus. Mes liekame vienoje vietoje. Mes niekur neiname, Slav. Ne. Mes tiesiog turime šiek tiek pasukti. Tiesiog reikia pakeisti kryptį ir tada eisime teisingų kelių. Taip, mes darome N. Ir manai, kad esu profesionalus kelio vairuotojas, tiesa? Jei būtum profesionalas, mes neužstriktume miško viduryje.
Nagi, čia visiškai nėra jokios problemos. Mes neužstrigome, mes tiesiog keičiame kryptį. Labai svarbu suprasti kelią. Ir mes tai darome visiškai teisingai. Mes neturime problemų. Mes neturime jokių problemų, mes tiesiog važiuojame tarp medžių. Mes paskendę problemų jūroje. Ne, viskas gerai. Tai taip nuostabu, man tai labai patinka. Aš matau kelią, taigi mes judėsime tą kryptimį ir dabar paliksime šį mišką. Manau, pagaliau, taip, atrodo pažįstama. Taip. Bet čia tiek daug medžių. Čia daug medžių. Taip, čia taip ankšta, tiesa. Tu. Todėl turime būti atsargus. Atsargus. Nežinau, pažiūrėk ten. Jis subraižė duris, sulaužyk šaką. Puiku. Taigi, ne. Jokių problemų, čia toks girgždesys. Jokių problemų. Taip, čia yra kelias, vaikinai. Čia yra kelias. Pagaliau. Taip, galime eiti tą kryptimį ir dabar būsime laisvi. Einam. Puiku, labai puiku. Nemanau, kad mes esame laisvi. Taip, mes esame, tikrai. Mus suims vos tik išeisime į lauką. Gerai, einam. Einam. Mums pavyko, mes einame į labirintą. Neįtikėtina. Taigi visų pirma, nusprendėme vėl pritvirtinti švyturėlį, nes beveik ją praradome miške. Po to nusprendėme visiškai išvalyti vagoną, nes anksčiau tai buvo apleistas policijos vagonas. Tačiau dabar nusprendėme jį visiškai atnaujinti, kad atrodytų kaip visiškai naujas. Pirmiausia, pašalinome visus nešvarumus, visas lapus ir visą drėgmę. Dabar jis tapo dar gražesnis. Dabar policijos ženklai jau atpažįstami, tačiau jie šiek tiek pažeisti. Juos atkursime vėliau. O dabar užpurkškime ant jų šiek tiek putų, kad būtų dar švariau. Šios gražios rožinės putos atrodo labai gražiai, bet turime jas nuplauti, kad viskas būtų kuo švaresnė. Taigi, kai vagonas visiškai nuvalytas iš išorės, laikas pereiti prie salono ir jį kruopščiai išvalyti. Nuo sėdynių ir kitų paviršių pašalinome visus nešvarumus, dulkes ir kai kurias rūdis. Dabar atėjo laikas apžiūrėti metalą. Aš ir mano komanda dirbame kaip profesionalai. Mes suviriname, pjauname metalą ir viską tinkamai paruošiame. Taigi, pridėjus naujas dalis, viskas tapo dar geriau. Tai atrodo labai gražiai ir blizga su visiškai nauja metalinė detale, bet dabar laikas ją nudažyti ir padaryti, kad atrodytų kaip visiškai nauja. Užtepame baltus ir juodus dažus. Žinoma, kaip ir anksčiau. Taip pat atnaujiname raides ir policijos ženklą ir dabar viskas atrodo taip gražiai ir gerai. Pažiūrėkite patys, tai kaip visiškai naujas policijos G klasės visureigis. Atrodo labai šauniai, vaikinai. Jei jums patiko restauravimo procesas, nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą dabar pat. Be to, parodysiu jums kažką labai įdomaus. Manau, turime idėją, kaip galime modifikuoti šį apleistą policijos sunkvežimį. Norėčiau ne tik atkurti šį apleistą policijos G klasės visureigį, norėčiau, kad jis atrodytų kaip visiškai naujas ir suteikti jam šaunų stilingą įvaizdį. Turi tiek daug detalių ir įvairių priedų, kuriuos pridėsiu prie šio seno G klasės visureigio ir jis atrodys kaip visiškai naujas.
Pažiūrėkite į šiuos automobilio žibintus ir šias detalės. Mes juos sumontuosime ant seno automobilio ir jis atrodys kaip visiškai naujas. Net šie stilingi ir šaunus veidrodėliai bus sumontuoti gale. Tai bus labai šaunus projektas. Bet vaikinai, tai bus šiek tiek sunku. Taigi, jei norite, kad tai padaryčiau, nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui. Surinkime 15 000 patiktukų po šiuo vaizdo įrašu ir aš jums sukursiu puikų vaizdo įrašą, kaip aš paverčiu seną apleistą G klasės visureigį į visiškai naują AMG 63. Be to, tai bus Bravos versija. Atrodys kaip labai brangus ir labai gražus dalykas. Meilė. Oho, tai taip šaunu. Vaikinai, surinkime 15 000 patiktukų kuo greičiau, kad Slav paverstų šį seną, surūdijusi G klasės visureigį į visiškai naują AMG 63. Taip, esu tikras, kad tai bus labai šaunu. Atrodys daug geriau, bus modernesnis ir šis projektas bus labai geras. Taigi, vaikinai, dabar viskas priklauso nuo jūsų. Tiesiog prenumeruokite mūsų kanalą, palikite patiktukus ir parašykite komentarus. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Šiaip ar taip, mano vardas Slavas, o čia yra Aleksas. Iki greito susitikimo. Šis projektas bus šaunus.